Ketvirtadienio lapkričio 21 dienos laidoje. Suaugusiųjų švietimo savaitė vyko kūrybinės dirbtuvės ir diskusijos apie Europos šalių patirtį. Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis mokė kėdainiečius dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo. Josvainių gimnazijos moksleivių karpinys Mūsų tėviškė pretenduoja į didžiausio karpinio titulą. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje vyko suaugusiųjų švietimo savaitė, kurios tema – suartėjimai nuo asmeninės savasties iki Europos piliečio. Šios mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas pasakojo, kad į keramikos kūrybinės dirbtuves ir popietę kartų skaitymai rinkosi ir jaunimos, ir vyresni šios mokyklos menininkai. O šiandien kartu su suaugusiųjų mokymo ekspertų iš Italijos buvo aptartos įvairių šalių švietimo aktualijos, motyvacija ir kvalifikacijos kėlimas bei suaugusiųjų ir senjorų adaptacija visuomenėje. Mes Europoje turime problemą su savo krize ir iš esmės, kaip atrodo suaugusių švietimas krizės atžvilgiu. Yra rodikliai gan dideli suaugusių švietime su aukštuoju išsilavinimu esančių žmonių ir didelė problema su žemesniu išsilavinimu. Pagal Lisabonos strategiją iš esmės buvo numatyta, kad mes turim 15% žmonių turėti suaugusių švietime, besimokančių suaugusių. Ir iš ties tai yra problema, nes Lietuvoje mes turim 5,5% tik tai, o Italijoje yra 6% besimokančių. Ir kelti kvalifikaciją ir galimybės įsidarbinti taip pat yra pats svarbiausias dalykas. Ir faktiškai mes norėtumėm parodyti tai, kad gyvenimas turi būti daug lankstesnis, būtent darbinio atžvilgiu, ir iš esmės mes šiandieną jau tai turim, kad mes turim būti lankstus. Turime patirtį kaip vyresniems žmonėms daugiau negu 60 metų suteikti tuos mokymus ir suaugusių švietimą. Ir tai nėra susiję jau su kompanijomis vyresni žmonės, bet iš ties yra su socialiniu gyvenimu ir jų prievolėm ir pareigom socialinio sektoriaus atžvilgiu. Žmonės norėtų jaustis naudingi savo visuomenėje ir už tai būtent tas labai svarbus švietimas. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius džiaugiasi, kad šią įstaigą noriai lanko ne tik suaugusieji norintys įsigyti vidurinį išsilavinimą, bet ir neformalias veiklas vakarais studijuojantys kėdainiečiai, kurių yra apie 100. Dar tiek pat senjorų domisi menais ir sveika gyvensena, tad užimtumas ir trauka čia tikrai didelė. Kėdainių regionas suaugusių švietime tikrai Lietuvoje yra tarp lyderių, reikia tuo pasidžiaugti. Mūsų mokykloje suaugusių skyriuje mokosi virš 200 mokinių, kurie siekia įgyti vidurinį išsilavinimą, tai yra formalusis suaugusiųjų mokymas. Taipogi labai džiugu, visai nesenai spalio mėnesį atvėręs Kėdainių 3 amžiaus universitetas prie mūsų mokyklos, taipogi puikiai dirba ir labai džiugu, kad tų 3 amžiaus universiteto klausytojų nuolat didėja. Jeigu, sakykime, atidarymo dieną buvo registruoti berods 96 3 amžiaus lankytojai, tai šiai dienai jau turime jų virš 120. Tai ta prasme vis nuolat pasipildo. Ir kas įdomu, sakykime, kad į Kėdainių 3 amžiaus universitetą veikiančio prie mūsų mokyklos atvyksta žmonės ne tik iš Kėdainių miesto ar Kėdainių rajono, bet skambinus, įprašęs ir jau yra įrašyti į sąrašus ir žmonės iš Kauno rajonos, tai yra iš Vilkijos, kurie atvyksta, sakykime, pakankamai didelį atstumą. Tai rodo, kad iš tikrųjų tokios veiklos kaip suaugusių švietimas, kaip 3 amžiaus universitetai yra reikalingi, įdomūs žmonėms.